Labas vakaras, patriotai tikisi jūsų dėmesio 2 istorijom. Netrukus laidoje matysite. Buvusių pareigūnų vaiką automobiliu sutraiškiusi moterį teisėjas paleido toliau važinėtis. Liudininkė. Važinėjo, šūkavo ir rodė vidurinį pirštą. Kelių gaidelio tėtis. Įvyko kaip įvyko, nuo avarija kaip avarijos. Už kiek teisingumas teisėjo Gaputį? Ką aš galiu paaiškinti? Netrukus aš pakviesiu jūs į Biržus, kur pernai vasarą toks kelių gaidelis Alvaras Jonikas, skriedamas per miestą 150 km/h greičiu, pasiuntė tokiu pat greičiu anapilin jauną moterį. Bet mes važiuosim susitikti ne tiek su juo, kiek su teisėju, kuris nusprendė, kad Alvaras Jonikas turi teisę ne tik vaikščioti laisvėje iki teismo, bet ir vairuoti automobilį. Su manim ta proga čia studijoje yra to teisėjo kolega Andrius Cininas, kuris bene vienintelis Lietuvoje leidžia savo komentuoti ir aiškinti visuomeniai teismų sprendimus. Ir Arnoldas Lukošius, mano kolega iš Lietuvos ryto, žurnalistas. Mes dabar važiuosim į Biržus, kur jūsų kolega, teisėjas Gaputis, tikriausiai pranoko pats save. Jisai iš tikrųjų išleido tą... Gal nereikia tokio kito, tai jau pranoko pats save. Pažiūrėkim reportažą, po to pakalbėsim. Bet teisėjau, logiškai, dabar važinėja tas vaikinas, kuris, negalima sakyti apie avariją padariusi žmogų, kad jisai nužudė, bet žuvo žmogus, ne? Žuvo nublokštas į automobilio iki 50 metrų, jinai ten lėkė ta moteriškė, nužudyta vietoj. Ir dabar tas žmogus važinėja, tas vaikinas Jonikas po Biržus, rodo visiems vidurinį pirštą ir... Tai o ko čia dėtas teisėjas, aš nesupratau? Jisai jį paleido į laisvę. Bet jis neleido jam važinėti automobiliu? Jisai netėmė iš jo teisų. O teisėjas ir neturi teisės atimti teisų. Ta turi padaryti prokuroras. Yra tokia kardomoji priemonė, teisų atimimas. Tai jūs paklauskit prokuroro, kodėl jis Jonikui neatimė teisų vairuoti transporto priemonę. Tai čia, jeigu jūs jau taip kaltinat teisėjus, tai čia šitos visos strėlės turi būti į prokurorą. Į prokuroras. Prokurorė to išnekės. Ir prokurorė turi labai nuomonę griežtą apie poną Gaputį. Biržiečiui Virginijui Čepuliui ir jo žmonai Inai praėję metai turėjo būti paženklinti 3 džiugiais jubiliejais. Jų santuokai būtų sukakę 15 metų, vyras būtų atšventęs 50-metį, o Inai būtų sukakę 45. Pora planavo viską atšvęsti sostinėje. Mes abudu darbininkai, abudu darbo žmonės, pareidavom iš darbo, abudu pavargę. Pasitaisydavom vakarienę, susėsdavom prie televizoriaus, pabūdavom ir vėl išeita į darbą. Tokia kasdienybė. Tad nieko keisto, kad sutuoktiniai jau seniai svajojo pabėgti nuo kasdienybės ir planavo romantišką savaitgalį Vilniuje. Operos ir baleto teatras, vakarienė restorane, šampanas, rožių puokštė ir visa tai turėjo tapti įsimintinomis akimirkomis. Ir iš tiesų, 2013-ųjų Virginijus neužmirš visą gyvenimą. Liepos 7-ąją jo mylima žmona žuvo. Kas belika man iš jos? Labai švelni moteris buvo, labai užjaučianti moteris buvo. Ne vienam blogo nelinkėjo, ne vienam žmogui blogo nelinkėjo. Nebuvo tokio žmogaus, jei priešų nebuvo tokio žmogaus, kad kuriam nors blogo linkėtų. Nebuvo jai. Moters kūnas skrido apie 50 metrų, kai milžiniškų greičių lėkęs į ją atsitrenkė to paties miestelio gyventojo Alvaro Joniko automobilis. Kelių gaidelio pravardę turėjęs ir visus Biržus jau seniai savo vairavimu šiurpinės jaunuolis pabėgo. Beje, kraupi detalė. Likus kelioms dienoms iki tragedijos, internete buvo išplatintas vaizdo įrašas, kuriame Jonikas nusifilmavo savo važiuojančiame automobilyje. Spidometras rodė 220 km/h. Nubloškęs moterį, Jonikas dingo palikęs ją ir dar 2 sužeistus savo bendrakeleivius. Žiaurus, ciniškas, nežmoniškas elgesys sukrėtė tada visą Lietuvą. Netrukus paaiškėjo, kad tai buvo tik istorijos pradžia. Alvaras Jonikas buvo paleistas iš areštinės ir vėl pasirodė Biržų gatvėse su nužudimo įrankiu – automobiliu.
elgesi, na, pakankamai šokiruojančiai, ten rodo visokių ženklų, šūkauja ir taip toliau. Ir, žodžiu, kad vairuoja kitą, bet kad, na, tas pakankamai šaukiantis elgesys, tas laisvės demonstravimas irgi labai visus piktina ir tai yra aptarinėjama. Kodėl? Protų nesuvokiamas Panevėžio apygardos teismo teisėjo Algirdo Gapučio sprendimas paleisti įtariamą žudiką laisvin ir dar atiduoti jam žudimo įrankį sukrėtė Biržus nemažiau nei pati tragedija. Visų akis nukrypo į įtariamojo tėvą, buvusi policijos pareigūną. Įvyko kaip įvyko, nu avarija kaip avarija, nu ką. Bet kad nieko nepadarysiu, ašgi neprikelsiu iš kapų. Pykstat ant sūnaus? Kaip sakant? Pykstat ant sūnaus? O ko čia gali pykti? Žudika mašina atlėkė va šitais, į tą mėridą trenkės, paskui trenkėsi tą mašiną. Kur ta mašina ir sustojo? Taip, ir sustojo ant vietą, sudaužyta, tenai sustojo sankryžos vidury, iki sankryžos vidurio sudaužyta mašina nuskriejo, o žmonos kūnas gal 50 metrų. Teisėsaugai tyrusiai Inos Čepulienės mirties aplinkybės nekilo abejonių, kad ją pražudė galimai nuo alkoholio ar kokio kito kvaišalo apspangęs kelių gaidelis. Sugrįžkime į tą tragišką sekmadienio pavakarę. Centrinė Biržų gatvė. Visai šalia ir Jonikų ir Čepulių namai. Ina Čepulienė apsipirkinėjo maisto prekių parduotuvėje. Išėjus iš jos, moteris krovė produktus į šalikelėje pastatytą automobilį ir net nenujautė, kad už kelių sekundžių jos laukia mirtis. Mirtis atskriejo Joniko vairuojamo automobiliu 150 km/h greičiu. Man neramu pasidarė, jos ilgai nebėra. Po kiek laiko jūs sunerimavot? Apie 9 valandą vakarą kažkur pradėjau skambinti jos telefoną ir ieškoti. Neatsiliep, pradėjau ieškoti, sėdau ant dviračio ir pradėjau jos ieškoti po visą miestą. Kol pamačiau sudaužytą mašiną, tada supratau, kad jos jau gali nebebūti ir gyvos. Bet vis tiek ieškojau, važiavau pas gydytojus. Gydytojai nukreipė pas policininkus. O policininkai nukreipė į Lavoninę, kur ją ir radau. Po Lavoninės aš išėjau iš Lavoninės, aš išropojau iš Lavoninės, aš paeiti nebegalėjau. Susmukau ant šaligatvio, kojas nebeklausė. Nebeklausė visiškai kojas. Norėjau eiti, bet nebegalėjau paeiti. Susmukau ant šaligatvio, buvo naktis jau po 12, apie pusę 1 buvo nakties jau. Atvažiavo giminės, jos brolis atvažiavo. Įkėlė mane į mašiną, parvežė. Kadangi, na, Velionė dirbo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, buvo žinoma kaip, na, labai, be galo subtilus, taktiškas ir visoks kitoks žmogus, pedagogiškas ir taip toliau, ir liko mergaitė. Ir, tas kelių žmonių gyvenimai buvo suluošinti, liko vyras, liko tėvai, liko artimieji, tai mesgi čia Biržuose visi vieni su kitais susiję, pažįstam. Ir kai atsvarai šito, sakykime, doro žmogaus gyvenimui yra dedama ant kitos lėkštelės, yra sakykime, tokio siautiančio žmogaus gyvenimas. Iš tikrųjų, šviesiu paros metu, esant puikiam matomumui, pernelyg jau neatsargus vairavimas. Avarijos visos yra neatsargus nusikaltimai, bet tai jeigu moteris stovėdama prie automobilio ar ten lypa, ar ten deda prekes, tai kaip reikia vairuoti, to labiau, kad žuvo, suprantat, jeigu dar būtų tik sužeisti. Našliu per akimirką tapęs Virginijus Čepulis savo širdgėlai ieško racionalaus paaiškinimo. Kas lėmė, kad jaunas žmogus pasijuto besąs aukščiau įstatymų ir taisyklių ir jo žvilgsnis krypsta ne į patį Alvarą Joniką, bet į jo tėvą. Ir jo tėvų dabar man norėtus paklausti, kodėl jis tai padarė. Tęsinys po reklamos. Tėvai, kaip aš supratau, iš tėvo kalbos intonacijos ir viso elgesio yra gyvuliai mentai. Tai kas jis vienintelis Lietuvoje, ne? Ne vienintelis Lietuvoje viršėjo tą greitį. Kodėl jam neatėmė automobilio ir neatėmė teisių, man tai yra visiška mislė. O kas sprendžia, kodėl jam netimtos teismas? Nežinau, kaip jums tą paaiškinti. Man teko, nusižeminau ir užėjau pas juos. Dėl ko jūs užėjot? Galvojau, gal pavyks susitarti žmoniškai. Mane stebina tokie ilgi terminai. Ką ten tirti? Čia jau jūs aiškinkite dėl neskaidrumo, gerai?
Našliu per akimirką tapęs Virginijus Čepulis savo širdgėlai ieško racionalaus paaiškinimo. Kas lėmė, kad jaunas žmogus pasijuto besąs aukščiau įstatymų ir taisyklių. Ir jo žvilgsnis krypsta ne į patį Alvarą Joniką, bet į jo tėvą. Ir jo tėvų dabar man norėtus paklausti, kodėl jis tai padarė, kodėl jis sugadino savo gyvenimą, kodėl jis sugadino jūsų gyvenimą, kodėl jis sugadino mūsų visų gyvenimą. Aš padariau tą avariją. Ne jūs. Nu tai va, tai kodėl jūs manęs klausėt? Nu jūs tėvas esat. Ką? Nu tai kodėl jūs manęs klausėt, kas jis 17 metų už jį atsakingas? Jūs manęs klausėt tokius dalykus. Nu bet moraliai, suprantat, kaip būna moraliai, vis tiek, nu jūsų sūnus. Nu tai kas tai mano sūnus, nu. Bet sakau, jūs klausėt tokius nebūtus dalykus, nu. Atsiprašė, nesiprašė. Reikia objektyviai žiūrėti gyvenimą, realiai. Taip objektyviai ir žiūri. Nu tai ką dabar galim pakeisti, pasakyti, ką mes galim padaryti, kad kažkas tai pasikeistų, ką galim padaryti? Realiai į gyvenimą žiūrėti tėvas išmokė ir sūnų. Iš tragedijos vietos pabėgęs Alvaras Jonikas nuo teisėsaugos slapstėsi net 3 paras. Manoma, kad blaivėsi. O kodėl jisai 3 paras slapstėsi? O tai jūs jau paklausėt, tai kas aš medikas? Tai jūs nemanot, kad jis yra kaltas tam įvykį? Man spręsti ne jums teisingai. Nu, bet nuomonę mes galim turėti visi. Tai nuomonę, tai aš pasiliksiu savo, aš nereklamuosiu tos nuomonės. O kad dėl važinėjimo, tai nežinau, kas čia važinėja. O kas ką mato, tai žiūri savo. Jeigu mato... O kaip jūs šiaip gyvenat, nes vis tik šita byla yra dabar tokia rezonansinė, visa visuomenė jaudrinta. Kaip jūs gyvenat, kaip paveikė jūsų gyvenimą šitas įvykis? Pone, rezonansinės bylas yra generaliniai prokuratūrai tinklapis. Taip? Va ten ir visos rezonansinės bylos. Nu gerai, bet sutikit, kad visi laikraščiai ir visa žiniasklaida mirga marga, ne, po šito įvykio. Tai aš klausiu, kaip jūsų gyvenimą pakeitė kitų. Nu, ką jūs pakeisit man gyvenimą? Ne, aš klausiu, kaip pakeitė jūsų gyvenimą tas įvykis. Nu, tai kas jūs kuniks mane, ką teisėt nuodėmis. Baisu, ar ne? Šioje tragiškoje istorijoje šiurpina ne tik amoralus Jonikų elgesys. Nemažiau šokiruoja ir teisėjo Algirdo Gapučio teisingumo supratimas. Būtent jis paskelbė verdiktą panaikinantį Jonikui ankstesnį teismo sprendimą – suėmimą 3 mėnesiam. Kraupios avarijos kaltininkas po kelių savaičių buvo paleistas į laisvę. Nutartis neskundžiama. Tas sprendimas paleisti iš karto po tokios kraupios avarijos ir po galimai ten neblaivaus vairuotojo pabėgimo iš įvykio vietos iš tikrųjų atrodė šokiruojantis, nemotyvuotas, skaudinantis ir jisai tikrai kėlė didžiulį gyventojų ir pasipiktinimą, ir susierzinimą, ir sakau tokį, ir nuoskaudos jausmą. Nežinau, kaip jums tą paaiškinti. Bet dar kartą kartuoju, kad yra įstatyme numatytos sąlygos, kurioms esant kardomoji priemonė yra taikoma. O tai, kad asmuo pabėgo, tai nėra sunkinanti aplinkybė, jis pabėgo iš jį? Įstatyme yra numatyta, kad kardomoji priemonė, suėmimas yra skiriama tada, kada jokiomis švelnesnėmis kardomosiamis priemonėmis kardomųjų priemonių tikslų negalima pasiekti. Tai va, tai aš kol kas tuo metu, kada nagrinėjau matomai, nematomai, bet iš tikrųjų, tai aš buvau įsitikinęs, kad kardomųjų priemonių paskirtį ir tikslus galima pasiekti būtent švelnesnėmis kardomosiamis priemonėmis. Todėl toks sprendimas ir buvo priimtas. O tai, kad jisai įtariamas yra partrenkęs mirtinai žmogų ir jisai pabėgo iš to auto įvykio, tai nėra sunkinanti aplinkybė? Klausykit, jūs dabar manęs klausėt apie įvykį, kuris buvo prieš daugiau negu pusę metų, atrodo, ne? Liepos mėnesį, aš negaliu atsiminti tų motyvų, kuriais buvo priimta ta nutartis. Maža to, kad teisėjas Jonikui skyrė švelnią kardomąją priemonę, jam net netimta teisė vairuoti. Jūs žinot, kad jis šiuo metu vairuoja automobilį? Taip. Nesuprantat, kaip... O kas sprendžia, kodėl jam netimtos teisės? Teismas. Aš tikrai nesprendžiau klausimo dėl jo galėjimo ar negalėjimo vairuoti.
Teisėjo sprendimo šokiravo ir Panevėžio prokurorus. Įvertinę visas padaryto kraupaus nusikaltimo aplinkybės, prokurorai Jonikui prašė skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Tai buvo prokuratūros pozicija ir jinai nepasikeitė. Kodėl tada teisėjas kitokią turėjo poziciją? Dėl to, kad teismo sprendimas. Teismas, aš negaliu atsakyti už teisėją. Tikrai negaliu komentuoti. Bet jūs visi juk tais pačiais įstatymais vadovaujatės. Nėra, kad prokurorai turi vienus įstatymus, o teisėjai kitus. Tai kaip čia tada? Tai teisėjas visiškai visuomet priima sprendimus, vadovaudamasi dar ir savo vidinių įsitikinimų. Kaip negaliu aš komentuoti, kadangi kaip ir nei vieno nuosprendžio negalim komentuoti, nei vienos nutarties mes galime, jeigu tai yra numatyta apskundimo tvarka, tik tai skųsti. O šitą atveju nutartis buvo neskundžiama. Patriotų šaltinių duomenimis teisėjas Gaputis seniai garsėja akibrokštais. Tai yra sunkiai suvokiamais savo sprendimais. Tačiau aiškumo šioje istorijoje atsiranda daugiau, kai sužinai, kad ne tik Joniko tėvelis, bet ir mama ilgus metus dirbo policijoje. Sūneliui ginti jie pasamdė garsiausią ir aišku vieną brangiausių Panevėžio advokatų Vytautą Kupcikevičių. Tai aš visą turiu pažįstam. Čia jau jūs aiškinkite dėl neskaidrumo, gerai? Lyg ir pažiūrėtas toksai teisingumo principas, ar ne? Žmogus, kuris padarė, kaip ten bebūtų, bet kuris padarė tokią avariją, na, jis kuriam laikui turėtų būti bent jau izoliuotas. Jūs ten greičiu važiavote, ten greitis turėjo būti milžiniškas, aš taip suprantu. Nu, tai aš tikrai negaliu komentuoti, bet bent jau, kaip sakė, turėjo būti milžiniškas greitis. Ir bent jau tada buvo komentarų, vėlgi liudijimų, kad jisai ten pusę dienos ten įvairių greičių lakstė po tą miestelį, žodžiu, su ta mašina. Biržų merė papasakojo, kad miestelio bendruomenė buvo dar labiau šokiruota, kai į laisvę paleistas Jonikas net neatgailavo. Atvirkščiai, elgėsi tarsi herojus. Netgi jo aplinko žmonės, jo amžiaus, kurie kažkiek susiję, ten kartu sportavo vėl, bet net ir jie jau buvo šitoj vietoj pašiurpę, kad jis, kad netgi, sako, gal jau jam tikrai ir su psichika ar kažkas. Bet jisai tos emblemos, kad nužudė žmogų, nebenusiplaus visą savo likusį gyvenimą. Nebenusiplaus, niekas jam nenuplaus, nenuims šitas emblemos, kaip sakoma. Ar jis atsiprašė jūsų? Ne. Neatsiprašė jisai. Visai šalia gyvenantis Jonikai ir Čepuliai mato vieni kitus kone kasdien. Žuvusiosios tėvams dukters įtariamas žudikas prieš akis šmėžuoja nuolat. Virginijus ir našlaitė likusi dukra dažnai praeina pro tą vietą, kurioje žuvo Ina. Dukra iki šiol negali lankyti motinos kapo. Per daug skausminga. Aš visą laiką praeinu pro tą medį praeinu, prisiliečiu prie tą medžią, nulenkiu galvą ir praeinu. Ar gali kažkas skaudinti labiau nei mylimo žmogaus netektis? Gali. Neteisingumas ir atsisakymas pripažinti akivaizdžią kaltę. Prižiūrėčiai sakė, kad jūsų sūnus nesaugiai važinėjo ir iki to įvykio ir kad kaip ir tas katastrofos jau buvo galima laukti. Kad nebuvo netikėtas dalykas. Kam tikėtas, kam netikėtas? Visiems buvo netikėtas. Kas norėjo tyčia? Tik netyčia, teisingai. Netyčia, bet jeigu viršėja saugų greitį ar... Tai kas jis vienintelis Lietuvoje, ne? Ne vienintelis Lietuvoje viršėja tą greitį. Virginijus papasakojo, kad po žmonos laidotuvių jis negalėjo vienas būti namuose. Viskas mažame judviejų kambarėlyje priminė mylimąją. Kolekcionuotos lėlės, augalai. Darbininkų dirbantis Virginijus grįžęs iš darbo sėdėdavo garaže. Laukdavo, kol grįž dukra ir tik tada peržengdavo namų slenkstį. Netekties palaužtam vyrui prireikė ir psichiatrų pagalbos. Tačiau vienas gedinčio vyro poelgis mums pasirodė labai jau racionalus. Praėjus vos keliom savaitėm po laidotuvių, jis apsilankė Jonikų namuose. Man teko bendrauti su jo tėvais. Teko bendrauti. Kokiom aplinkybėm? Buvau užėjęs aš po tos avarijos pas juos. Jūs pats užėjot? Taip, man teko, nusižeminau ir užėjau pas juos. O dėl ko jūs užėjot? Norėjau paprasčiausiai, galvojau, gal pavyks susitarti žmoniškai. Žmoniškai susitarti, kaip su žmonėm. Galvojau, kad pavyks, kaip su žmonėm susitarti. Sakau, tarkimės.
bandykim susitarti, aš nekelsiu civilinio ieškinio, bandykim susitarti, atsilyginkit man, atsilyginkit dukreliai, man reikės gyventi, dukrą reikės išvesti gyvenimą, bandykit atsilyginti. Aš nekelsiu jokio ieškinio, pasakiau aš jiems taip. Nepavykus susitarti žmoniškai, Virginijus tikisi, kad solidžią pinigų sumą priteis teismas, o Jonikui bus skirta griežčiausia bausmė – 10 metų nelaisvės. Iš tiesų, anot prokurorės, ikiteisminis tyrimas eina į pabaigą ir byla netrukus pasieks teismą. Norisi tikėtis, kad Jonikas daugiau niekada nebesės prie vairo ir nebetraiškis jo kelyje pasitaikančių žmonių. Sakau, išjungkit mikrofoną, pašnekėsim ir jūs kamerą išjungkit. Teisėjo Cininai, ar jūs paleistumėt Joniką į laisvę važinėti iki teismo? Na, iš tiesų sunku pasakyti, kai nesimatęs bylos, tačiau pagal 9 kartus jisai yra baustas už eismo taisyklių pažeidimą. Taip, bet dabar mes kalbame ne apie administracinį pažeidimą, bet apie nusikaltimą. Tai šiuo atveju galioja kitos taisyklės. Kaip jau sakiau, sunku kalbėti apie tai, ko nematyti ir nesumatys bylos, bet pagal tai, ką aš mačiau, tai aš pagrindų taikyti suėmimų irgi neižvilgiau. O kaip tai? Įstatymas numato 3 pagrindus. Tie 3 pagrindai yra tokie. Jeigu bėgs, slėpsis nuo tyrimo. Bėgo iš karto po įvykio. Bet grįžo pats. Išsiblaivęs. Na, čia jūsų tokios versijos. Arba trukdys tyrimui. Tai va, tokie pagrindai ir aš jų neižvelgiau, dėl kurių pagrindų galima buvo taikyti. Galbūt jie yra, galbūt pirmos instancijos teismas išžvelgia. Šiuo atveju pagal jūsų patį paruoštą reportažą aš tokių pagrindų taikyti suėmimą neižvelgiau. Ir ką reikia atskirti, ką aš iš karto gal pabaigsiu. Žmonės painioja 2 dalykus. Tai yra suėmimą iki teismo ir teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę. Tai čia yra visiškai skirtingi dalykai. Čia negalima vadovautis keršto emocijomis, skirti suėmimo teismas privalo vadovautis įstatymė numatytais pagrindais. Aš tokių pagrindų, tiesą pasakius, irgi neižvelgiau šios reportažos. O tiesiog, kaip jūs turit vadovautis ir vidinių įsitikinimų? Teisėjas turi būti šaltas tam, kad priimtų objektyvų sprendimą. O kokią bausmės jis nusipelnė ar nenusipelnė, jis tą nuspręs teismas. Beje, man labai keista, kad šitokia paprasta byla užtruko iki teisminėme tyrime daugiau kaip 1,5 metų. Aš daug bylų esu matęs ir regėjęs ir pats tyrėjus dirbęs. Tai mane stebina tokie ilgi terminai. Ką ten tirti? Apklausti 10 liudytojų ir atlikti vieną ekspertizę. Pavyzdžiui, viena iš tokių ekspertizių gal sudėtinga yra nustatyti po 3 dienų atėjusio žmogaus, ar jisai vartojo ar nevartojo kokiu nors. Na, jeigu jį neįmanoma nustatyti ir nenustatinėkim. Bet kas yra byloje, tas yra. Gal išsiuntinėjo kraują ten kokius nors tyrimus į kur nors. Tai kiek jūsų manimų tai turi trukti 6 mėnesių? Neturi žiūrėti į laikrodį. Tokioj byloj tyrimas turi būti baigtas žymiai greičiau. Ir dėl to, kad šis pilietis, Jonikas Biros nekreito, važinėja dabar gatvėmis, kaip jūs čia teigėt savo reportaže, ir erzina miestelėnus, tai aš matau tam tikrą ir prokurorų neveiklumą. Tai galima, ypač tokioje rezonansiniai byloje, tokią bylą reikia baigti greičiau. Gerai, Arnoldai. Ir šita byla turi būti jau teisme. Kaip reaguoti miestelėje? Tai jau čia teisėjai, ten ilgiau, trumpiau, prokurorai, jie visada išsiaiškins, jie lieka šalti. Kaip gyventi? Iš tikrųjų reikia sutikti su tuo dalyku, kad kodėl 1,5 metų nesibaigė byla, tai man yra nesuprantama. Lietuvoje pastoviai mes skundžiamės tuo, kad teismai dirba labai ilgai. Gerai, tu paaiškink, kodėl iš žudiko neatima žudimo įrankio? Kodėl jam neatėmė automobilio ir neatėmė teisių, man tai yra visiška mislė. Kaip žmogui, aš neteisininkas ir nesuprantu šito, tačiau mano įsitikinimu policininkai sėkmingai atima teisės tiesiog greit važiavus. Nekalbu jau apie tai, kad užmušu žmogų. Na čia yra tėvai policininkai, tai gal yra kažkoks... Tėvai šiuo atveju ne policininkai. Tėvai, kaip aš supratau iš tėvo kalbos intonacijos ir viso elgesio, yra gyvuliai mentai. Ta prasme, tas tėvas pagimdė kiaulę, yra pats gyvulys. Akivaizdu, kad žmogus net neatsiprašęs ir neišreiškęs apgailestavimo šio klausimu ir auklintis vaiką, kuris toliau neapsiprašo ir neapgailauja dėl to, baigs paprasčiausiai po savo vaiko ratu arba kumščiu arba peiliu. Ir ką ten pagimdė, tai čia jų problema ir aš nevertinu to žmogaus kaip žmogaus. Tai yra degeneratai.
Viskas tvarkoja. Vaikelis giriasi, kaip važinėjant 220, tiek golfas nevažiuoja ir greičiausiai pagal tai, kaip lenkia kitą mašiną, kamera rodo, jis įvažiavo lėčiau. Tai čia giriasi, aš galiu stovėdamas parodyti, kad spidometras daug rodo. Bet jam tas svarbu. Šiaip aš tikrųjų nesuprantu, kodėl Lietuvoje, pavyzdžiui, Selas važinėjo po miestus su savo mašina, taip ir nepraradęs teisių po ilgiausių ir daugiakartinių sulaikymų, keiksmų ir viso kito. Aš nesuprantu dažnai šito dalyko. Aš tuo pačiu metu suprantu, kad auto įvykis ir pabėgimas iš jo gali būti nesusiję su girtumu arba dar ko. Žmogus gali patirti šoką, jis gali būti išsigandęs be galo, jisai gali pabėgti dėl to, kad tiesiog iš vis nebesuprato, ką šitoje situacijoje daryti. Yra krūva dalykų nepraštumo, tačiau vėlgi aš atgailavimo nebuvimo nesuvokiu. Čia yra kitas dalykas, kad negrįžo 3 dienas. Čia sunkinanti aplinkybė atgailavimo nebuvimas. Tęsinys po reklamos. Kambariuose juodos katės veisiasi, teismai jau negali būti viešesni. Prokuratūra dėl man nežinomų priežasčių tai atsisako daryti. Tai kas čia kas slepia dabar? Ar teismai, ar prokuratūra? Tu gali būti prisisiurbęs, prisiuostęs, tu gali viršyti greitį, bet vis tiek tai bus netyčinė žmogžudystė. Vairuotojai, kuris, kaip jūs sakote, girtas gaus iki 8 metų, jeigu jis blaivas nužudė žmogų, gaus ten iki 6 metų, jeigu neklysta, o jeigu nenužudė, tai gaus dar mažiau. O jeigu jis plaktuku, tai 25. Aš tuo pačiu metu suprantu, kad auto įvykis ir pabėgimas iš jo gali būti nesusiję su girtumu arba dar ko. Žmogus gali patirti šoką, jis gali būti išsigandęs be galo, jisai gali pabėgti dėl to, kad tiesiog iš vis nebesuprato, ką šitoje situacijoje daryti. Yra krūva dalykų nepraštumo, tačiau vėlgi aš atgailavimo nebuvimo nesuvokiu. Čia yra kitas dalykas, kad negrįžo 3 dienas. Čia sunkinanti aplinkybė atgailavimo nebuvimas. Atgailavimas nėra sunkinanti aplinkybė, tačiau gailestis yra lengvinanti aplinkybė. Štai pasakysim. Tai palaukim teismo nuosprendžiui ir pažiūrėsim, koks jis bus. Jau, bet žiūrėkit, kiek jau tų tokių žmonių yra pabėgę iki teismo. Jam dabar gresia iki 10 metų, taip? Nes, man atrodo, iki 8, jeigu neklystu. Iki 8 metų. Realiai jisai išeis po 4? Na, žinot, jūs reikalaujate iš manęs sėsti laiko mašiną, nuvažiuoti ir pažiūrėti, kaip bus. Tu, Arnoldai, paaiškink man. Va, kai tu už vairo ir nužudai su tuo automobiliu žmogų, tai tu nesi žudikas. Tu netyčia, automatiškai netyčia. Tu gali būti prisisiurbęs, prisiuostęs, tu gali viršyti greitį, bet vis tiek tai bus netyčinė žmogžudystė, netyčinis veiksmas. Tai jūs man paaiškinkit, vyrai, vairuotojai, ereliai kelių, jūs man paaiškinkit, kodėl taip yra. Nu, moterų erelių kelių irgi turbūt yra. Ne, šiaip tai, nežinau, čia sunku pasakyti, toks įstatymas. Įstatymas numato, kad už kelių eismo taisyklių pažeidimą baudžiama kaip už neatsargų nusikaltimą. Tai čia galbūt reiktų klausyti įstatymų leidėjų, tas yra. Bet ką aš norėčiau pasakyti dar, tai apie grįžtant prie suėmimo temos. Bet čiagi logiškai. Ne, jūs man paaiškinkite. Logiškai tai žmogus, kuris sėdi prigėręs, kuris viršyje greitį, jisai sąmoningai tą daro ir žino, kad gali. Rūta, už tai įstatymas ir diferencijuoja bausmes. Vairuotojai, kuris, kaip jūs sakote, girtas gaus iki 8 metų, jeigu jis blaivas nužudė žmogų, gaus ten iki 6 metų, jeigu neklysta, o jeigu nenužudė, tai gaus dar mažiau. O jeigu su plaktuku, tai 25. Nu, nežinau su plaktuku, bet aš ką dar noriu, atsiprašau, Arnoldai, aš baigsiu savo mintį, tai noriu grįžti prie suėmimo temos, nes matau, kad žmonėms tas suimtojo paleidimas atrodo, kad čia jis yra išteisinas, iš tikrųjų tai nėra. Ir dėl ko žmonės nesupranta, kas vyksta, o dėl to, kad pas mus suėmimo procesai yra slapti. Slaptose kambariuose juodos katės veisiasi, teismai jau negali būti viešesni. Visą laiką reikalauja iš prokuratūros. Štai teisėjų taryba vėl kreipiasi į prokuratūrą eilinį kartą, kad būtų leidžiama suėmimo procesus daryti viešus. Prokuratūra dėl man nežinomų priežasčių tai atsisako daryti. Tai kas čia kas slepia dabar? Ar teismai, ar prokuratūra? Tai tada ir prokurorai, kurie čia dabar, kaip supratau, nuo paleidimo gavo šoką ir dabar iš to šoko jau 5 metų negali išeiti ir negali bylos baigti. Tai padarykim, žmonės ateis į procesą, pamatys ir išgirs teismų motyvus. Kai nėra aiškus motyvai, o teisėjai negali jų pasakyti, nes prokurorai neleidžia. Tai štai ir gaunasi, žinot, kaip kurčio pokalbis su Nebiliu. Gerai, tai jūs paaiškinkit tada, tikriausiai galėtumėte paaiškinti ir savo kolegos dar vieno, Arūno Kisėliaus sprendimą iš areštinės paleisti tadžiką tą, kuris buvo įtariamas, kurį pareigūnai įtarinėjo tiekiant narkotikus į čigonų taborą Vilniaus. Galų gale išsiaiškino tiekimo kelius, galų gale su didelė siunta pagavo tos veikėjus ir tas Arūnas Kisėlius taiga taip lietuviškai galima sakyti, pist ir paleido tadžiką. Tadžikas išvažiuos ir viso gero.
gero. Na, žinote, jūs čia tai papasakote, nenoriu aš menkinti policijos pareigūnų darbų, tačiau, na, kol kas nereikia sakyti top. Tai, ką jie čia geriasi, reikia įrodyti teisme. Bet jūs atėmėt galimybę iš jūsų šitą padaryti. Tas Tadžikas jau sėdi, kaip jūs sakote, tam kažkokiam tai įtartinam bute ir laukia teismo. Jis niekur nepabėgo. O dar ką aš noriu pasakyti, būtent dėl teisėjo. Nu tai kas garantuoja? Nu pagyvenkim, pamatysim. Bet grįžtant dabar prie teisėjo. Bet jeigu pabėgs, jausitės kalti ar dar kažkas. Yra tokių žmonių, kuriuos paleido netyčia ir pabėgo. O jeigu nepabėgs, jūs jausitės kalti, kad be reikalo Kisielių dabar puolat? Ne. Nesijaučia, tai aš ne jūs. Todėl, kad jisai iš tikrųjų, jisai apribojo dabar tyrimą. Aš noriu pasakyti, Karčiak, jūs dabar puolat mane, aš pasakysiu, kaip ten yra iš tikrųjų. Tai dėl to suėmimo motyvų, vėlgi mes grįžtam prie suėmimo motyvų. Teisėjas Kisielius, aš galiu oficialiai pasakyti, ir teisėjų taryba yra paruošusi kreipimas į prokuratūrą, norėjo ir galėjo paaiškinti motyvus, bet to jam neleido padaryti prokurorai. Tai aš kalbu oficialiai, yra oficialus teisėjų tarybos raštas prokuratūrai, kuri uždraudė teisėjui Kisieliui kalbėti, bet nepaisant to, kažkokiu tai stebuklingų būdu, kai kurios aplinkybės nutekėjo žiniasklaida ir tokios aplinkybės, kurios, aišku, teisėjai nėra labai malonios. Teisėjau, aš iš tikrųjų labai dėkoju, kad jūs atėjote. Šiaip ar taip, jūs iš tikrųjų pralaužėt ledus, ačiū jums už tai ir iki pasimatymo ir atsisveikinu su žiūrovais iki kitos savaitės. Viso gero.